Kai keli video į YouTube ir yra tie thumbnailai, tie paveiksliukai, kuriuos matote paieškoj, tai kartais tokie pasijaučia man jie biškai cringe, nes tokie clickbaitiniai, kur turi sudominti žmogų. Ir parodysiu realiai, kaip skiriasi rezultatai, kai užrašai tą, kas gali būti kažkam įdomu, negu tiesiog paprastai būtų užrašyta tekstas, ką ten galima rasti. Taip, tai peržiūros nėra kažkokios kosminės, bet esmė aš parodysiu, kaip skiriasi. Tai tarkim, vaizdelis pas naujausias, kurį kėliau, pats thumbnailas yra uždirbti $1000 iš NFT per dieną ir tas variantas, kur aš sakau, kad yra, man cringe pačiam žiūrėti būtų jį. Bet jisai šiuo metu performina geriausiai iš mano visų kitų įkeltų video ir jeigu įeitume į vidų, čia yra palyginimas su mano kitų įkeltų video vidurkiu. Mėlyna linija yra būtent tas vaizdelis su clickbaitiniu užrašu, o pilka zona yra mano vidurkis kitų video įrašų, kurie yra įkelti. Jeigu įkeli turinį ir jauti, kad jis yra tikrai naudingas žmonėms, tai privalai daryti tos clickbaitinius thumbnailus, nes kitaip net niekas nepamatys to, ką tu nori parodyti visiems.